Labą popietę. Tai apie ką šiandien mes kalbėsim. Negali sakyti, kad mes nebandėm čia toj savaitėj susipažinti su sinodu, kuris vyksta jau nuo 21 metų. Prieš 2 metus buvom pasikvietę vietos vyskupą, kuris dabar jau išėjęs yra. Vyskupą Dėlį šitos diecezijos pas mus buvo ir jisai to klausimu kalbėjo. Ir gana trumpai, bet reiškia bendrom tokiom temom. Pernai bandėm irgi, kad bent tas dalykas būtų jums prieš akis. Bet manom, kad čia negali būti per daug. Tai šiandien vėl tęsiam tą dalyką ir darom ypatingai tuo, kad šiandien turim bent vieną dalyvį šito tenų, kuris yra ten buvęs nuo pat pradžios, kaip aš suprantu, posėdžiuose, tai jis gali duoti ir tą kvapą, kas vyko ten ir taip toliau. Ir bendrai, pasako, tai jį praves daktarė Aldona Lingertaitienė ir manom, kad užbaigsim gana greit, 45 minutės, nedaugiau, paskiau žiūrėsim, gal klausimų yra. O bekalbant, gal susilaikykim, nes išdėsim tą maždaug ką norim perduoti, o tada žiūrėsite, jeigu turite ekstra klausimų. Tai ilgiau netrukus pradėsim. Aldona, prašau, ar arkivyskupė. Ačiū, Eligijau. Eligijus manęs buvo paprašęs pristatyti apie sinodą ir aš pagalvojau, geriausia būtų, jeigu yra žmogus, kur ten buvo, ar ne? Tai jūs galit man padėkoti. Ir va čia atsirado arkivyskupas Gintaras, galiu sakyti, jūsų ekscelencija, ar galiu sakyti vyskupas Grušai, vyskupas Gintarai gal. Yeah. Gerai. Tai yra, aš paklausiau nemažai žmonių apie sinodą, kokių klausimų jie turi. Ir aš surinkau, kas mums buvo svarbu. Tai, pavyzdžiui, jeigu būtų paskaita apie sinodą, gal visai kitaip būtų kitokia informacija, tai ta pagrindinė tokia informacinė dalis bus pirmos 15 minučių. Paskutinis pusvalandis bus kelios tokios gilesnės mintys, gilesni klausimai, kur yra tokie teologiniai ir filosofiniai, kurie kilo iš žmonių. Tai va. Tai pirmiausiai smagu, kad jūs čia, ačiū, kad atvažiavot. Apie sinodą, ką mes jau žinom, kad vyksta 3 metus, kad sinodų būna daug, yra buvę jau 19 nuo 65 metų Vatikano antrojo susirinkimo. Įvairiom temom buvo sinodas apie pasauliečius, buvo sinodas apie Amazoną, jūs turbūt matėte per žinias, ten buvo visokių žinių, buvo sinodas apie Europą, taip toliau, katekizacija, evangelizacija, taip toliau. Tai pirmas klausimas. Šis vadinasi sinodas apie sinodiškumą. Kodėl? Kodėl popiežiui buvo svarbu šią temą sušaukti ir sukviesti ne tik vyskupus, bet ir pašvęstuosius ir pasauliečius per 3 metus diskutuoti šią temą? Aldona, jūs jau palietėt faktą, kad sinodas kaip po institutas, kaip mes jį dabar turim, buvo įsteigtas po antro Vatikano suvažiavimo. Ir būdas, kad vyskupai galėtų tęsti savo bendrystę, ką patyrė antro Vatikano metu, kad tai nebūtų tik kas 100-metį, bet būtų kažkoks procesas besitęsiantis. Ir jie tą tąsą to antro Vatikano temų darė per visus tuos sinodus, kaip plėsti jaunimo sielovadą, apie šeimas, apie pašvęstuosius ir taip toliau. Popiežiaus mintis čia iš tikrųjų yra tęsti antro Vatikano suvažiavimo supratimą, kas yra bažnyčia, kokia yra jos misija ir kaip jinai turėtų būti įgyvendinama.
gale pirmos sesijos Romoje buvo išleistas dokumentas, kuriame, man atrodo, pagauna esmę, kad galėtumėm suprasti, kas yra sinodas apie sinodiškumą. Ir jame rašo šitaip. Sinodo kelias iš tiesų įgyvendina tai, ko mokė susirinkimas apie bažnyčią, kaip Dievo slėpinį ir tautą, pašaukta šventumui. Jame vertinama visų pakrikštytųjų, atsižvelgiant į jų pašaukimų įvairovę, indėlis į geresnį Evangelijos supratimą ir praktiką. Šia prasme tai yra tikras tolesnio susirinkimo priėmimo aktas, pratesintis jo įkvėpimą ir atgaivinantis jo pranašišką galią šiandienos pasauliui. Kažkas buvo pasiūlęs ne vienas, kad popiežiui Pranciškui, kad laikas sušaukti trečią Vatikano suvažiavimą. Ir popiežiaus atsakymas tam buvo, kad mes dar neįgyvendinome antrąjį. Ir šitas sinodas apie sinodiškumą yra bandymas padėti žmonėms mąstyti ir gyventi, kad kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja visuotinės bažnyčios misija ir mes tą darom kartu skirtingom charizmom, skirtingom misijom, bet pagal savo pašaukimą. Tai tas procesas pirmą kartą, kad būtų toks ištęstas 3 metų, pirmą kartą, kad eina, galima sakyti, ratu, nes buvo užklausta žmonių, tada grįžta per vyskupijas ir vyskupų konferencijas, grįžo į Romą, iš Romos paruoštas dokumentas į žemynus, į kontinentus, ten buvo sušaukti iš visų žemynų žmonės aptarti, vėl jų atsakymai grįžo į Romą, jie paruošė dokumentą tai pirmai sesijai ir tas pasikartojo, kad iš po pirmos sesijos vėl grįžo į vyskupų konferencijas, vėl dabar grįžtam į Romą ir tokiu dialogų formų, besiklausimo, ką žmonės sakė, kaip mes galim gyventi kaip bažnyčia ir įgyvendinti bažnyčios misiją. Ačiū. Jūs, pavyzdžiui, dalyvavot vyskupijos lygmenyje, būdamas Vilniaus arkivyskupas, ir žemyno lygmenyje, nes jūs esate Europos vyskupų konferencijos prezidentas, ir dar jūs keliavote į Romą ir buvot pačiam sinode. Kokia buvo jūsų rolė sinode? Dalyvis, gerai. Jei žiūrint į rolės, jie turbūt buvo skirtingi kiekvienam lygmenį. Tai Lietuvoje, kaip vyskupų konferencijos pirmininkas, galutinai iš vyskupijos grįžo į vyskupų konferenciją permąstyti prieš siunčiant į Romą. Europos lygmenį, ir čia naujovė šitam visam procese, kad žemynai turi kažkokį realų vaidmenį. Tai mūsų ta organizacija buvo atsakinga sušaukti ir įgyvendinti Europos mastu tą sinodinį suvažiavimą, kuris vyko Pragoje. Ir ten iš visų Europos kraštų delegatai dalyvavo ir mes turėjom tą ir organizuoti ir pravesti. Mūsų unikalumas, mes buvom pirmasis žemynas, kuris sušaukė tą suvažiavimą ir paskutinis, kuris pateikė tekstus. Todėl, kad mes padarėm unikalumą, kad mes neatėjom į suvažiavimą su bet kokiu parengtų tekstų. Viskas buvo lipdoma iš tų pasisakymų, ką žmonės pasisakė ten. Iš kitos pusės Šiaurės Amerika visai, todėl kad Šiaurės Amerika yra taip unikali tame tarpe, nes Pietų Amerika, Azija, Afrika turi tikrai kontinentinius reiškinius, tokio nėra. Yra Amerikos vyskupų konferencija ir Kanados vyskupų konferencija. Ir jie turėjo tą procesą kontinentiniam lygmenį
sakyčiau, labai amerikoniškų mentalitetų. Jie sudarė mažas komisijas, jie labai bet jie neturėjo to bendro pasidalinimo. Buvo labai maža grupė, palyginus su kitais kontinentais, labai maža grupė žmonių ir labai organizationally structured. Tai jie su tokiu mentalitetu. Tai mes tą suorganizavom, o kai jau vyko Romoje, tai sinodo sekretoriatas viskas surengė ir ten gan sudėtingi procesai, bet įdomus. Gerai. Dalyviai. Kaip buvo išrinkti sinodo dalyviai arba dalyvės? Kokiu būdu sinodo dalyviai pasauliečiai pateko į sinodą ir kas juos pasiūlė ir išrinko ir paskyrė dalyvauti sinode? Paskyrė, pirmas procesas ir kaip visuose sinoduose vyksta, tai kiekviena vyskupų konferencija balsuoja ir išrenka savo atstovą. Taip, čia Lietuvos atstovas vyskupas Jurevičius. Ir vyskupų konferencija nubalsuoja už kiekvienos 25 vyskupus, kur priklauso tai vyskupų konferencija, jie siunčia po vieną delegatą. Tai yra 100 vyskupų konferencijų, jie siunčia 4, jie yra kaip pas mus 15, mes siunčiam 1. Tai kaip tik aš buvau išrinktas Lietuvos delegatu ir po to, kai yra išrinkti visi delegatai siųsti į Romą, popiežius tada savo nuožiūrą skiria visą eilę kitų. Tai dalis yra rinktų, dalis yra popiežiaus skirtų. Aš buvau popiežiaus paskirtas ir kiekvienas iš žemynų pirmininkų šį kartą buvo popiežiaus paskirtas, kad žemyninė tarybos turėtų savo vaidmenį. Tai jie buvo, kai aš buvau popiežiaus paskirtas, tai vyskupas Jurevičius tada, jis buvo antras pagal rinkimas, buvo tas substitute, tai jis išėjo. Popiežius labai įdomiai paskyrė ir aš nesupratau, ko mes visi ten nebuvom suvažiavę. Tos vyskupų konferencijos, kur buvo daugiau konservatyvios, tai popiežius į tas vietas paskyrė liberalesnius vyskupus, kad lygsvara. Tai Amerikos išrinktieji vyskupų konferencijos paskirti, jei žiūrim tarp conservative ir liberal, buvo daug daugiau konservatyvūs ir popiežius paskyrė visą eilę liberalesnių vyskupų iš Jungtinių valstybių. Vokietijoje, kur buvo išrinkti visi liberalūs, popiežius sąmoningai paskyrė visus konservatorius. Ir taip išlaikydamas tokią lygsvarą, labai mažai kas tą buvo pastebėję, bet tas pats ir Australijoje įvyko, kuris matė, kad vyskupų konferencija labai smarkiai į vieną pusę, tai jis tada pataisė. Dėl pasauliečių. Visi pasauliečiai, kur buvo vyskupų konferencijų paskirti, buvo paskirti iš žemynų. Tai kiekvieno žemyno taryba buvo paprašyta paskirti 20 pasauliečių ir ten mums buvo nurodyta duodant pirmenybę jaunimui ir moterims. Tai ne vien, bet į tą atkreipdėmesį. Tai kiekviena žemynas davė popiežiui, siuntė 20 kandidatų, o mes pavyzdžiui Europoje iš tų, kur dalyvavo aktyviai visuose lygmenyse. Tai jie turėjo būti dalyvavę vyskupijos ir krašto procese ir iš tų, kur dalyvavo
žemyno procese. Ir mes tada iš jų išrinkom 20 ir siūlėm, ir popiežius iš tų 20 parinkdavo 10. Tai iš ten atsirado ir 70 pagrindinių pasauliečių nedvasininkų. Tai buvo didesnė dalis rinkimų vyskupų konferencijų, kita dalis nominacijų, kur buvo pasauliečių, ir tada popiežius laisva tvarka galėjo paskirti, ką jis dar norėjo. Skaičiau, kad dalyviai buvo paskirti į grupės, darbo grupės, pagal jų parinktas temas. Kur jūs paskyrė, kokią temą diskutavote, kokios buvo kitos temos? Tai taip bendrai. Nebuvo, kad buvai paskirtas į vieną grupę visam laikui. Čia matosi, kad visi specialiai prie tų stalų yra po 11 žmonių prie stalo, plus 12, kuris buvo facilitatorius. Ir pasirengimo dokumentas buvo padalintas į 3 dalis, skirtingom temom, kiekviena tema turėjo kokius 5 skirtingus klausimus. Tai kiekvienas dalyvis turėjo pasirinkti, pirmiausiai stalai buvo skirti pagal kalbą. Įdomiausiai, kad ir čia irgi savotiškas taktikos per visą, sąmoningai išskyrė, kad nebuvo vokiečių kalba naudojama. Todėl, kad viena tai nėra viena iš didžiausių kalbų, bet vyskupo Algirdo antra kalba yra vokiečių, jam daug lengviau vokiškai arba lenkiškai. Tai jis angliškai turėjo dalyvauti, tai apribojo. Bet bijojau, kad visi vokiečiai, kurie turi savo sinodinį procesą Vokietijoje, kur biškai labai skirtingas, tai kad jie neužsidarytų savam rate. Pavyzdžiui, irgi rytų bažnyčios atstovai norėjo būti vienam būry, visų rytų bažnyčių. Ir neleido, nes jie norėjo savo reikalus spręsti ir juos įskyrė. Tai buvo 3, kaip sakiau, pagrindinės temos padalintos po 5 klausimus ir kiekvienas dalyvis pagal kalbą ir pagal parinktą klausimą 4 dienas sėdėjo prie vieno stalo. Tada ėjom prie sekančio klausimo ir atsiradai toj pačios kalbos grupiai, bet jau su kitais dalyviais. Kartais kartojosi tie patys žmonės, kartais tai bent buvo truputį variacijos, ne visą mėnesį sėdėjai prie to pačio stalo. Tai turėjai grupę įvadinę, tada 4 dienas su viena, 4 dienas su kita, o darbo grupės, redagavimo grupės paėmė visus rezultatus ir iš to bandė lipdyti baigiamąjį dokumentą, kas tikrai nebuvo lengvas darbas, bet tokia įvairovė ir kaita vyko. Aš noriu paklausyti dar vieną informacinį klausimą, tada pereisim į tokius teologinius klausimus. Ar buvo nurodyta surasti kažkokius sprendimus ar kažką nuspręsti? Is the goal to come up with a result, or is the goal to simply engage in the process? Angliškai, lietuviškai klausiu. Vienas iš didžiausių tokių klausimų per tą visą yra, kas yra tas sinodiškumas, nes pradedant nieks nelabai suprato ir visi dar, tai baigiant pirmą tą dalį jau naujas instrumentum laboris jau pradeda su definicija pakankamai aiški, kad tai yra būdas, kaip bažnyčia gyvena, kaip dialoguoja, kaip tai dalis tai buvo padėti išmokti tą procesą. Manau, kad popiežius Pranciškus turi savo viziją, kaip bažnyčia turėtų daugiau, ir jis daug kalba apie klausimą, išklausimą,
kaip po būdą tą daryti, visų dalyvavimą ir, kaip sakiau, čia antro Vatikano vizija yra bažnyčios. Jei pradinė buvo ženkliai daugiau hierarchiška, jei pasiskaitom bažnyčios dokumentus ir visų pasauliečių aktyvus dalyvavimas ir kaip tas turi atrodyti, tai čia daugiau yra keliamas klausimas, kaip mums tą daryti. Ir čia nėra tas įvardyji problemą ir atrandi sprendimą, viskas čia yra sugebėjimas ar išmokymas, kaip klausytis, kaip šventoji dvasia veda. Ir tai yra kitas mentalitetas ir tam visam procese. Ir kitas dalykas, kur tikrai reikia pabrėžti, kad tai yra tikrai pasaulinis renginys ir visi atvykstam į tą iš labai skirtingų kultūrų, iš labai skirtingų pasaulėžiūrų. Ir tada kaip tą visą masę žmonių Dievas suveda į vieną bažnyčią su vienu tikslu. Yra procesas savaime ir man atrodo, kad ir tie, kurie dalyvavom tenai, ir tie pavyzdžiui buvo suvažiavimas kunigų šiais metais ir buvo popiežius sukvietęs klebonus ir ne vieną iš tų klebonų sutikau ir matai, kaip jie užsidegė. Kažkas įsijungė jų gyvenimuose, kad jie pradeda matyti kitaip. Tai popiežius kantrus, bet jis į tą pusę sąmoningai stumia. Sinodas remiasi malda ir šventosios dvasios veikimu. Kaip tas jaučiama jūsų susirinkimuose? Kaip sinodo dalyviai atpažįsta šventos dvasios veikimą? Kaip apibūdintumėte pokalbiai dvasioje, discussion in the spirit, ne? Metodas, jei žiūrim grinai į metodą, ateina iš jėzuitiško dvasingumo ir jie tą discernment process naudoja bendruomeniai. Popiežius adaptuoja vieną iš dalykų, jei galima sakyti, iš mūsų grupių, kur buvo pushback, tai gal čia per daug to vieno metodo, bet jis yra ne kiekvienam. Tačiau, kai įsigyveni, nes darėm ir vyskupijoje, ir atsimenu Europos lygmenį, mes turim tendenciją grįžti į tą metodą ir mąstyseną, prie kurio esame pripratę. Tai jei mes tą metodą naudojom su visais, kai susirinko Europoje ir ten buvo susirinkę 220 ant vietoj ir dar 400 online, kur prisidėjo. Tai mes tą pokalbį dvasioje naudojom ir tada paskutinės 2 dienas ar pusantros dienos liko tik pirmininkai vyskupų konferencijoje ir mes turėjom permastyti, kas buvo nuspręsta ir pažiūrėti, ar mes kaip patvirtinam, einam pirmyn su tuo teikiam. Tai vyskupai nieko nekeitė, bet metodika svarstyti iš karto grįžo į mūsų įprastą vyskupų konferencijos, kas pasisako, kas organizacinis. Tai yra ta tendencija grįžti į tokį mąstymą, bet kai visą mėnesį vos ne kasdien sėdi ir kelis kartus į dieną tuos ratus varai ir maldoj ir žiūri, kad atsiranda sprendimai, kur visai netikėti, atsiranda būdas susikalbėti su žmonėm kitų požiūrių, tai jame yra kažkas, kuris yra veiksnus, bet manau, kad ir dabartiniam dokumente, kur tik išėjo,
kalba apie įvairovę tų metodų. Ir kad svarbiausia yra išmokti įsiklausyti į šventosios dvasios vedimą, įsiklausyti vieni į kitus. Mes gyvenam pasaulyje, kuris kalba į vieną pusę. Aš savo nuomonę, socialiniai tinklai labai daug to duoda, kad savo nuomonę pumpuoja kitiems. Ir atpratę esame įsiklausyti, ką kitas kalba, ir dar labiau tą dvasinį įsiklausymą, ką Dievas bando mums per tą pasakyti. Tai yra procesas ir čia vienas iš tokių didžiausių iššūkių, apie kurią tas sekanti, nemažai atrodo kalbėsim sekančioj sesijoje, yra kaip tą patirtį ir procesą perteikti įvairiom pasaulio kultūrom, nes jie klausosi kitaip. Afrikiečiai klausosi labai kitaip nuo azijiečių, nuo europiečių ir šiaurės amerikiečių. Tai yra tas ir nurodyta, kad tas įgyvendinimas turės vykti šalyse, turės vykti at a local level. Ir gal dar svarbiau yra papasakot, kaip ratu jūs bendravo, taip tik trumpai. Čia nėra atviros diskusijos kaip in a corporation, ar ne? No. Tas pokalbis dvasioje prasideda pirmiausiai su malda, įvadas kažkokios maldos. Kiekviena tarpas tarp tų, duosiu vieną pavyzdį, pradedi su malda, tada kiekvienas tą temą atėjo pasiruošęs 2-3 minutėm pasakyti, ką jie nori pasakyti, ir visi vienų kitų klauso. Tada 3 minutės ar 4 tylos, maldai, reflection. Tada antras ratas buvo, turi pasakyti, ką kažkas kitas pasakė, kur palietė tavo širdį. Ir eini ratu, pasisakant, ką tu išgirdai, ką kitas pasakė, tada vėl 3-4 minutės tylos ir tada einant ratu su atvirumu pasisakyti kokiu nors, kas palietė tave, gali būti iš to, kas kitas pasakė ar kas įkrito į širdį. Ir iš tų paskutinių yra suformuojamas kažkoks išvada, įžvalgos ir iš tų įžvalgų ieškoma kažkokio sprendimo. Tai tikrai nėra, ką mes naudojam verslo pasaulyje ar mūsų įprastą operacinę veiklą. Taip pat labai dažnai naudojame žodis itališkai discernment, nežinau kaip lietuviškai. Ar jūs galit paaiškinti, pavyzdžiui, jūs truputį pasakojot, bet kas pagaliau padaro sprendimus, kaip jūs, how do you discern, žinai? Čia visi vyskupai ir profesoriai. Ir yra tas ieškojimas ir kažkiek, kur yra, bandai atpažinti, į kurią pusę dvasia pučia, jei norim tą antro Vatikano įvaizdį. Ir skirtingos grupės, skirtingai kalbant, ar yra kažkoks konsensus, lyg ko visi randa, kad į tą pusę. Gali būti visiškai atvirkščiai, gali būti ir popiežius pabrėžia, čia nėra parlamentas, čia nėra tie, kur surenka daugiausiai balsų, į tą pusę eis. Ten Vokietijoje tam procese labai į tą pusę buvo nukreipta. Bet čia ieškojimas ir gali būti, kad mažuma yra ta, kur turi tą tiesos balsą, kur dvasia veda. Galutinai ir čia, kur sunkiai suvokiama, bet yra atskiriamas, angliškai lengviau, lietuviškai
sudėtingiau. The difference between decision making and decision taking. Kaip prie sprendimo prieinama ir kas galutinai turi tart paskutinį žodį. Ir čia palieka tą, kad nėra, kad 90 nuošimčių susirinkusių turi tą pačią nuomonę, tai jinai turi būti įvykdoma. Čia yra klausom, kur šventoji dvasia veikia, bandom įsiklausyti, bet galutinai yra vienas, kuri turi daryti sprendimą. Ir tai gali būti nuo parapijos klebono parapijos lygmenį, vyskupas vyskupijos lygmenį ir popiežius bažnyčios lygmenį. Tai yra tas įsiklausimas ir čia nėra nauja bažnyčioje, vienuolynai labai dažnai savo kapituluose turi tuos procesus ir juos naudoja, kaip atrasti teisingą sprendimą, kur Dievas veda. Popiežius tą dabar išplečia visai bažnyčiai, kas yra visai nemažas iššūkis. Vienuolynas su 50 narių ir bažnyčia su milijardais. Tai dabar labai daug kas klausia, dabar visai iš šventosios dvasios pereisim į hot button issues. Daug kas klausia. Ar vyskupų rūpesčiai ir pasauliečių rūpesčiai skiriasi? Mūsų parapijų ir diocesijų pokalbiuose vis kyla tie hot button issues. Aborto teisės moterim, LGBTQ, klausimai apie kunigų celibatą, moterų vaidmuo bažnyčioje. Šitie klausimai visi buvo iš parapijų į diocezijas, į kontinentą. Bet paskutiniam dokumente, kur dabar ruošiama Instrumentum Laboris, jūsų susirinkimui spalio mėnesį, nėra. Tai ar skiriasi klausimai, ar čia, kaip jūs galite išaiškinti? Du dalykai. Vienas, tai kiek mano pirmas sinodas, kur aš dalyvavau, bet visada girdėdavau iš vyskupų, kur ankstyvesniuose dalyvavo, kad kas darosi sinodo salėj ir ką jie skaito laikraštį išėję iš sinodo salės, yra apie du skirtingus renginius. Visiškai. Nes yra žmonės, kur turi savo agendą ir čia buvo Amazonija, čia buvo ir kituose, kur jie turi hot button issues, kur jie nori, kad būtų vienaip ar kitaip, ar nuspręsta ar nenuspręsta. Ir vyskupai, kai suėję, sako, pačioj salėje nebuvo tų visų įtampų, čia iš šalies biškį sudaryta. Šiuo atveju, todėl, kaip jūs sakot, kilo iš grassroots level ir tie dalykai yra iš tikrųjų, sakyčiau, hot button issues. Ir šį kartą jų nėra šitam dokumente naujam. Todėl, kad popiežius sąmoningai paėmė, sakyčiau, visus hot button issues ir ištraukė iš sinodo darbotvarkės, primindamas, kad mes čia susirinkom sinodą kalbėti apie sinodiškumą. Tai nėra sinodas apie morality, sinodas apie sakramentų teikimą, sinodas apie šventimus ir taip toliau. Ir tai jis visus ištraukė iš agendą, bet nesakė, kad jie nėra svarbus. Jis sukūrė 10 darbo studijų grupių ir kiekviena grupė atskirus tuos klausimus svarstys, bet ne kaip po dalis sinodo. Tos grupės duos pristatymus, kiek suprantu, kiek jie yra padarę jau ruošiantis dėl sinodo. Bet tik trumpai kokios tos grupės, tai rytų katalikų bažnyčios ir lotynų bažnyčios santykiai, išklausyti vargšų šauksmą, misija skaitmeninėje aplinkoje, tai digital mission, kunigų rengimas sinodiškumui, konkrečios sielovados formomis,
kai kurie teologiniai, kanoniniai klausimai, tai moterų kunigystė, diakonatas ir visi tie dalykai yra duodama atskirom grupėm, visą eilę kitų. Tai visi tie, kaip vadinai, hot button issues grįžta. Ir mano nuostabai, aš šito nežinojau, prieš porą savaičių sužinojau, kad labai panašus dalykas buvo padarytas Pauliaus VI antro Vatikano suvažiavimo metu, nes iškilo birth control visas klausimas tuo metu ir atrodo, kad Paulius VI nenorėjo, kad tai būtų dalis antro Vatikano suvažiavimo sprendimų ir jis paėmė tą klausimą ir sukūrė atskirą grupę ištirti birth control morality in the church. Ir įdomiausia, ta grupė baigė savo studijas, buvo pasidalinta, nebuvo vienbalsiai. Ir kai jis pats tada padarė sprendimą ir parašė Humane Vitae. Ir jo sprendimas buvo priešingas daugumai tos komisijos. Tai šitą išimti svarbius klausimus ir atskirai teologiškai juos peržiūrėti ne pirmas kartas, bet pirmas kartas, kiek aš esu matęs, kad tiek daug atskirų grupių. Ir susidaro labai daug naujų klausimų, bet visą dėmesį dabar po to grąžino į tą sinodiškumą, kaip mes gyvenam kaip po bažnyčia ir visus šalutinius. Bet dar reikia prisiminti, kad yra tendencija mums matyti klausimą labai natūraliai iš savo perspektyvos. Tai dokumentas, kur buvo pasirengimui pirmai sesijai Romoje, sugrupavo į vieną sakinį tarp skliaustelių problematinės situacijas ir jas įvardijo 3 kartu. Išskirtųjų sielovada, ministry to the divorced and separated, LGBT klausimus ir poligamijos klausimus. Šiaurės amerikiečiam ir europiečiam tai yra kažkokia, iš kur čia poligamija ir kodėl tai atsirado kaip viena iš bažnyčios svarbių dalykų, kad mes tarp tų kitų svarbių dalykų paminam. Reikia prisiminti, kad tas klausimas Afrikoje yra antiek aktualus, kiek mums yra šitie klausimai. Vienas iš afrikiečių per sinodą, kunigas jėzuitas, atsistojo, sako, aš esu vaikas mamos, kur buvo viena iš 7 mano tėvo žmonų ir aš turiu 25 brolius ir seseris. Ir tai yra jų realybė. Tai yra jų realybė. Mums tai yra, kaip iš Marso kažkas. Bet jiems LGBT ir kodėl buvo išbrauktas iš paskutinio dokumento sesijoje, tai šitas buvo suprantama, iš Afrikos atsistojo ir sako, jūs supraskit, jūs naudojat šitą terminą, mums tai yra ideologinė kolonizacija. Jūs norit priversti mus mąstyti ir gyventi kaip jūsų terminais. Tai visi, kur apie kolonizaciją Pietų Amerikoje ir Afrikoje, apie bažnyčios žalą, kur buvo ten padaryta, pradėjo suprasti, kad šitie, kur tą LGBT agendą bando prastumti pasaulinio mastu, jie tik iš savo perspektyvos. Ir afrikiečiai tikrai piestu stojo, kad palaukit, ką jūs daro. Čia nėra mūsų bažnyčios rūpestis ir jūs bandot mus įtraukti į jūsų bažnyčios mąstymą. Yra ta tendencija, kur mes galvojam, kad bažnyčia taip, kaip mes ją išgyvenam, yra tikroji bažnyčia. Ir kad tie afrikiečiai, ar tie pietų amerikiečiai, ar tie
azijiečiai, kur turi savo kultūrą, savo papročius, yra kažkaip mažiau krikščionys, mažiau bažnyčia. Irgi reikia prisiminti, kad katalikų bažnyčia yra 21 skirtingos rytų bažnyčios ir jie visi priklauso popiežiui. Jų mišios neatrodo nei kaip mūsų, nei kaip prieš Antro Vatikano mišios, jie atrodo kaip ortodoksų labai dažnai arba kažkas visai skirtingo. Ir jie priklauso vienai Kristaus bažnyčiai ir visi turim tą patį krikštą. Ir dabar kaip mes gyvenam kartu ir kaip mes garbinam kartu. Tai iššūkis didelis. Jo. Dabar vienas siekinys šio sinodo yra skatinti bažnyčią geriau klausytis vienas kito. Tai pavyzdžiui, mūsų arkivyskupijoje buvo pasiruošimo kursai parapijose, pravesti tokius susirinkimus, kur žmonės galėjo pasisakyti. Tai mes su Gita buvom. Ir mūsų mokino ne tik apie sinodą, bet kaip pravesti tokius groups and listening sessions. Tai mūsų mokino kaip paklausyti, pasimelsti, tada kitam duot pasikalbėti ir taip toliau. Tai dažniausia, tai čia toks mano klausimas, kai tu klausai kito ir leidi jam kalbėti, yra tokia viltis, kad anas žmogus pajus, kad jį supratai ar užjaučiai, ar kažkaip kažkas jūs geriau vieną kitą pažinsit ir gal kažkas pasikeis. Gal bažnyčios mokymas pasikeis. Tai mano klausimas yra, ar nebus nusivylimo? Daug kas apie tą galvojo, todėl kad ypač po pirmo raundo atrodė, kad popiežius bando surinkti visų pasisakymus ir bandyti visus kažkaip priimti. Ir čia tas potekstė tam yra, kad ta demokratijos ar parlamentarizmo mąstymas, jei aš galiu tave įtikinti, kad mano būdas yra geras, tai mes turėtumėm turėti pakankamai žmonių, kur taip galvoja, ir bažnyčia turėtų taip veikti. Tas įsiklausimas veikia iš dviejų pusių. Nėra tik, kad aš pasakau, ko aš noriu, ir tada bažnyčia turi atsiliepti su tuo, ko aš noriu. Yra ta potekstė pas daugą, bet yra ir tas dialogas, kad taip, bet ir tas žmogus turi irgi išmokti klausyti ir nebūtinai savo agendą. Tai yra mums priešiška. Tai mūsų natūrai ir mūsų parengimui dabartinės visuomenės. Ir čia yra procesas, kur yra ilgas ir sudėtingas, bet yra ir pakankamai, jei pasižiūri, kaip yra išdėstyta, yra tas, kad taip, yra dauguma, į daugumos tą, kaip šventoji dvasia kalba per daugelį, reikia įsiklausyti, bet galutinai nėra daugumos tiesa, yra tiesa, kur šventoji dvasia apreiškia, ir tai nebūtinai, kad majority, daugumos nuomonė. Gerai, paskutiniai 2 klausimai. Prieš kelias savaitės išėjo Instrument Laboris, reiškia pasiruošimas, tas dokumentas spalio mėnesio sesijai. Ir ten buvo daug kalbėta apie vienybę. Ir aš žiūrėjau Lietuvos tam aprašyme, pavyzdžiui, buvo tai parašyta, aš dabar skaitysiu iš Lietuvos dokumentų. Kai kur dalyviai drąsiai kalbėjo, prieštaraudami kitiems, įvardinami jų trūkumus, tačiau labai teigiamai kalbėjo apie save, sunkiai suvokdami asmeninio kasdienio atsiverimo būtinybę. Pamatyta, kad bendruomenės yra susiskaldžiusios
nes dalis tikinčiųjų pasižymė perdėtų pasitikėjimų savim ir įsitikinimo, jog teisingai supranta tikrąją krikščioniškumo prasme. Tai ar vienybė yra sinodo tikslas, ar pokalbiai dvasioje stiprina vienybę? Ar siekinys, jeigu angliškai būtų respectful existence ar respectful environment? Panaudosiu, ką popiežius man sakė paskutinį kartą, kai ten buvo. Mes kalbėjom ne apie sinodą, bet kalbėjom apie ekumeninius santykius, nes vienas iš tų darbų, kur Europos mastu darom, tai yra ekumeninis dialogas Europos lygmenį. Ir jis mums priminė, sako, mūsų tikslas nėra pasiekti vieną bažnyčią šioje žemėje. Sako, vienybė galutinai bažnyčios lygmenį įvyks danguje. Mūsų užduotis yra eiti kartu tuo keliu kaip broliai, kaip šeima. Tai bus tų dalykų, kur ypač tarp religiniam ar ekumeniniam dialogė mes nepasieksim. Tai dėl žmogiškų priežasčių ar kaip nors. Bet eiti tuo keliu kartu ir išmokti eiti kartu yra tas iššūkis. Tai manau, kad paralelė yra ir šitam. Vienbalsiai vizija niekada nebuvo, net ir su pirmais 12 apaštalų, jie pakankamai tarpusavį stumdėsi ir turėjo savo sunkumus ir dėl įvairių klausimų. Tas tik išsiplėtė su kiekiu katalikų, kur mes turim. Tai mes kažkokios vienbalsios vizijos bažnyčios klausimais turbūt nepasieksim, bet yra tos pastangos, kad mes suprastumėm, kad mes vien dėl to esam viena šeima Kristuje, vienas kūnas ir kaip mes galim gyventi ir eiti per gyvenimą kartu, kuo darniau. Ir tam tai reikia šventosios dvasios vedimo, apie ką čia ir šitą eina kalba. Ir paskutinis klausimas apie vyskupų ir kunigų patirtį. Šitam naujam instrumentum laboris paminėta rūpestis apie kunigų ir vyskupų gyvenimą. Ir mes patys iš Bostono galim pasidalinti, kad paskutiniai 2 mūsų klebonai, nelietuviai, atsistatydino ir net išėjo iš kunigystės. Paskutiniai 2. Tai mums toks smūgis, ar ne? Kodėl mūsų parapijoje jau 2 iš eilės. Ar ne čia? Tai mes tokį turim klausimą. Čia sako, aš cituoju, jie kalbėjo apie tam tikrą nuovargį. Visų pirma, susijusį su izoliacija, vienišumo jausmu, atitrūkimo nuo sveikų ir tvarių santykių ir būtinybės priblokšti reikalavimo atsakyti į visus poreikius. Tai mūsų paskutinis klausimas mums tas rūpi, kaip galim mes parapiečiai, pasauliečiai reaguoti, padėti. Čia iš instrumentum laboris, jei mes pasižiūrim, kaip jis dabar sustatytas sekančiam sesijai, tai padalintas į 3 esminės dalis. Vienas yra santykiai, kitas yra keliai, trečias yra vietos. Santykiai tai yra tarp žmonių santykiai, keliai yra kaip mes nueinam nuo ten, kur esam, į ten, kur norim, o vietos komentuoja, kad vieta, kur bažnyčia gyvena, keičiasi drastiškai. Šitas klausimas dėl kunigų, vyskupų įeina į santykių klausimą. Ir tas santykių klausimas iškyla ne tik vyskupų ir kunigų, bet paliečia juos, nes yra visos bažnyčios klausimas, kokie yra mūsų tarpusavio santykiai.
ar mūsų bendravimas sąmoningai iškyla iš to, kad mes visi esame pakrikštyti tuo pačiu krikštu ir kad mes visi turime misiją, kur turime įgyvendinti kaip po krikščionys. Jeigu mes tą įsisąmoninam ir tada suprantam, kad visa Dievo tauta, kiekvienas jos narys, turi ir charizmas, duotas tarnystės kažkaip įeiti į tą. Ir savotiškas pakeitimas, čia kaip ir anksčiau kalbėjau, skirtumas prieš Antrą Vatikaną ir po, kad visi turi toj misijoje aktyviai dalyvauti. Ir tai ir įeina į tą įšventintų tarnystę kunigų, vyskupų ir pasauliečių. Koks tas santykis, kaip jie pasidalina tais darbais, tą misiją ir koks turėtų būti teisingas vaidmuo. Ta izoliacija irgi kyla kažkiek ir popiežius labai dažnai apie tą klerikalizmą kalba. Klerikalizmas turi du šaltinius. Vienas yra patys kunigai ir vyskupai, kur jie mato save kažkokio ant laiptelio. Antras yra tie patys tikintieji pasauliečiai, kur padeda tuos kunigus ir tuos vyskupus ant to laiptelio. Iš to dalinai kyla ir ta izoliacija. Tas iškilo labai smarkiai. Viena iš trūkumų iš pirmos sesijos ir atrodo pasikartos ir antroji sesijoje yra iš tų visų išrinktų ir paskirtų, ko labiausiai trūko, buvo parapijos klebonų. Jų beveik visai nebuvo, nes išrinkti buvo vyskupai, paskirti buvo pasauliečiai ir pašvestieji vienuolis ir vienuoliai ir klebonų nebuvo. Ir tai jie turėjo šiais metais tą suvažiavimą, labai pasijuto ta būtinybė ir poreikis ir bendrystei, ir kad jie būtų išklausyti tiek savo vyskupų, tiek parapijiečių. Kai sakiau, kunigas iš Lietuvos grįžo labai užsidegęs. Ir iš tų teisingų santykių ta problema klerikalizmo, man atrodo, kad tai yra vienas iš tų būdų bandyti tą atitaisyti, grįžti į tuos teisingus santykius. Tik dėl tų kelių, ne kelių, o šitų vietų mes kartais nepagalvojam, bet bažnyčia iki šiol yra labai aiškiai padalinta teritoriškai. Mes turim parapijas, vyskupijas, kur turi tos teritorijos. Įvairiuose srityse tas keičiasi pasaulyje. Vienas tai yra skaitmeninė erdvė, nes ką Bishop Robert Barron, norėjau sakyti, Čikagoje ar Los Andželas, ar dabar, kuris yra Minnesota, sako, per savo radijos programą eina per visą pasaulį. Ir kiekvienas, kur išeina į eterį, jau nebe ribotas vietoj, tai yra vienas. Kitas iššūkis mums dabar yra migracija. Žmonės dabar keliauja iš vietos į vietą ir tos pačios bažnyčios, jei pasižiūrim ypač rytų apeigų bažnyčios, duosiu pavyzdį Europos, bet tai yra ir visam pasauly, ukrainiečių katalikų rytų apeigų bažnyčia, didelė dalis jos narių yra atsiradus Europoje. Sirijos, Armenijos. Ir staiga yra visos šitos visuomenės panašiai kaip ir su lietuviais. Lietuvių sielovada išeivijoje, bet tie skaičiai ukrainiečių, armenų ir kitų yra daug didesni. Tai mes dabar turim rytų apeigų vyskupus Europoje, kur jie neturi savo teritoriškos vyskupijos, kur atitinka kitoj vyskupijoje, kur jie yra, bet jie apima, sakykime, Vokietiją ar Prancūziją arba Italiją ir visus savo migrantus tenai. Ir tas sugyvenimas yra visai irgi naujas iššūkis, kaip mes, kaip po vieną bažnyčią su kitais skirtingais rytais atrandam savo tapatybę ir sugyvenimą, kaip po vieną bažnyčią. Tai daug naujų klausimų, bet tas irgi įeis į šitą mūsų sekančią sesiją. Tai
va mūsų klausimai dabar. Prašom jūsų, jeigu kas turit klausimus, Vytas turbūt prieis su mikrofonu. Yra trečias mikrofonas. Hello. Gal biškai keistokas klausimas. Sakykime, 900 žmonių nusprendžia vienaip ir vienas su šventaja dvasia apšviestas nusprendžia kitaip. Ta prasme, tai ar jis parodo, kad jį apšvietė ir visi kiti patiki, kaip tas atsitinka? Atsiprašau, jeigu keistas. Tai nėra svetimas šventam raštui. Yra ypač Senajam testamente įvairių būdų. Visa minė buvo pasiruošę, aš atsimenu, bijau, kad suklysiu, bet Danielius ir Suzana, kur buvo pasmerkta jinai 2 vyresniųjų, kad jinai ten nusidėjo ir ją reikia nužudyti, visa minė ją išvaro į tą ir jaunas berniukas pradeda pranašauti, kad ne, jūs suklydot, dabar jis per tą istoriją įrodo, kad jie suklydo, šventosios dvasios vedamas. Bet yra ta galimybė visada, kad ir čia irgi yra pranašystės ta misija ir kiekvienas krikščionis yra dalyjasi Kristaus kunigystę, pranašystę, karališkumu. Tai yra ta funkcija. Mes nesam parlamentarinė ir dabar kas pabrėžta yra, kad jeigu yra šitos patariamosios tarybos, tas, kuris daro sprendimą kitaip, turi turėti gerą pagrindą ar pagrindimą, kodėl jis tą daro. Bet vis dėlto nėra, jei mes pasižiūrėsim ir į istoriją, dauguma ne visada atstovauja tiesą. Dauguma gali klysti ir mūsų tiesa nėra sugalvota ar nubalsuota, yra Dievo apšviesta. Ir nėra populiaru šiandienos visuomeniai grįžti į to, kad mes turim apreikštą tikėjimą. Dievas apreiškė tą tiesą, kur mes nebūtumėm kitaip supratę. Tai čia yra, kur labai sudėtinga mums, logiškai norisi sakyti, kad taip, jie 900 nutarė, tai it's gotta be right, bet taip nėra mūsų tikėjime. Tai aš turiu mikrofoną, tai aš turbūt sekantis galim klausti. Pirmą noriu pasakyti, kad mūsų parapijai apie sinodą nei dabar, nei prieš metus, nei prieš 2 metus, tai nieko nebuvo iš viso kalbama. Tai mano supratimas ateina iš jūsų dabar pristatymą ir kas anksčiau prieš turbūt metus buvo įsiminta. Tai aš to mano toks klausimas ir dabar įsiklausys, ką jūs sakėte. Liktai sinodais bando nustatyti, aš taip suprantu ir man patikslinkit, bažnytinę nuomonę apie pasaulį vykstančias įvairias problemas, iššūkius ir tie gali būti skirtingi atsakymai vienam krašte ir kitam krašte. Aš liktai supratau irgi. Ar aš čia teisingai suprantu, ką tie sinodai bando, tas sinodas bando atsiekti? Aš turbūt grįšiu į tą, nuo ko pradėjau. Bažnyčios suvažiavimai, kai vyskupai susirenka ir bando suprasti, kuria kryptim dabar bažnyčia yra vedama, turi eiti. Jų įgyvendinimas dažnai trukdavo istoriškai apie 100 metų. Tai tridentas, kai buvo, kad ir seminarijų įvedimas, ir mokymas bažnyčios, kur iš esmės pakeitė kryptį, kaip tai įgyvendinama bažnyčios gyvenimą. Tai mes dabar esam 60 metų po Antro Vatikano suvažiavimo. Ir ką popiežius sako, yra ta, ką Antro Vatikano suvažiavimas buvo nusprendęs, dar nėra įgyvendintas.
dar mes pilnai nepriėmėm. Buvo ir po antro Vatikano labai skirtingų krypčių supratimo, ką ten iš tikrųjų norėjo pasakyti ir kaip tai buvo. Kažkas labai liberaliai interpretavo, dabar viską galim išmesti. Aš čia esu todėl, kad mirė mano dvasios tėvas, bet jisai man kadaise pasakojo, dabar aš atradau, jis buvo jaunas vienuolis po antro Vatikano suvažiavimo ir po antro Vatikano daugumas ten senų vienuolių suprato Vatikano, kad jau išmetė visas tradicijas, nereikia ir ten vienu metu visi vienuoliai išmetinėjo savo relikvijas, kur buvo susikaupę. Ir jis surinko visas tas relikvijas ir jis ten turėjo, tai dabar kaip tik pereitą savaitę buvo paprašęs vyresniojo, sakau, aš žinau, kad jis turi tą ir tą, tai pats vyresnysis nežinojo, jis turėjo dėžes ir jo kambarį visos tos relikvijos, jis neprarado to pamaldumo ir dabar tas pamaldumas yra grįžęs, nėra, kad antras Vatikanas panaikino visus tuos dalykus, anaip tol. Bet buvo tų reakcijų ekstremalinių, sakyčiau. Ir tai nėra, ką antras Vatikanas mokė, mes dabar dar bandom suprasti, ką antras Vatikanas bandė įgyvendinti. O sinodai yra pratęsimas to vyskupų bendravimo, kaip įgyvendinti tą. Jie antro Vatikano suvažiavimo pabaigoje sako, čia labai gerai, komunikacija yra pasikeitus visiškai. Jau antro Vatikano pereitam amžiui sugebėjimas susisiekti vieni su kitais, palaikyti ryšį tarp vyskupų prieš 200 ar 500 metų buvo visai kas kita. Tai dabar kaip adaptuoti tą bendrystę tarp vyskupų naujoje epokoje, naujom galimybėm, kaip būti bažnyčia šiandien. Ir tai labai aiškiai matosi, kad tai nėra tik tai vyskupų projektas ir šitas sinodas įtraukia kuo plačiau ir tuos žmonės, visą bažnyčią, kaip tą įgyvendinti. Ar tai gali būti, kad skirtinguose kraštuose, kontinentuose kitaip bažnyčia bus, kai kuriuose dalykuose taip jinai ir dabar yra labai skirtinga, bet esminiuose, ir čia yra ten ir diskusijų klausimas sinodo procese, ką gali nutarti vyskupų konferencija daugumos klausimais ir ko negali. Kas turi būti vieninga, kas yra minimaliai, kas turi būti vieninga ir kas gali skirtis. Ir mes tą matom tarp įvairių katalikų bažnyčių, krikščioniškų bažnyčių, kad tų yra skirtumų ir tuo pačiu yra ta vienybė krikštu. Tai viena mažas yra tęsinis būtų. Ar galima, kad man viskas labai abstraktu ir aš nežinau kaip kitiems, ar galima būtų sukonkretinti iš jūsų pusės, kokia tema buvo apsvarstyta, pristatyta ir tada nutarta, kad galėtum sakyti, va čia jau bažnyčios sprendimas yra. Sinodas nesiekia nutarti ir nebūtų tokių kažkokių nutarimų. Ten tą, ką skaitot spaudoj, kad bus įteisinta moterų diakonystė ar moterų kunigystė, ar tai nėra sinodo tikslas. Galutinai sinodas nėra sprendžiamasis organas, jei mes taip, sinodas yra patariamasis. Ir visi šitos kalbos, visos diskusijos galutinai yra perduodamas popiežiui ir popiežius tada nusprendžia. Tas pats su antro Vatikano suvažiavimu. Po visų vyskupų suvažiavimų ir kalbų 2 kartus turėjo būti popiežiaus patvirtinta. Tai kai Jonas 23 mirė, Paulius VI turėjo nutarti, kad bus dar tęsiamas suvažiavimas ir suvažiavimo
visi nubalsuoti dokumentai neturėjo jokios galios, iki kol popiežius nepatvirtino jos. Tai gali būti, kad visi vyskupai suvažiuoja, nubalsuoja, priima, kol popiežiaus parašo nėra, nieko nėra. Aldona, aš turiu klausimą tau. Galės vyskupas biškį Ačiū. pailsėti, žinai, jis čia taip dirba sunkiai. Jūs minėjot, kad jūsų parapijoje 2 kunigai pasitraukė, tai jie pasitraukė ir paskui iš kunigystės pasitraukė. Tai gal šiek tiek žinote, kodėl, žinai, sunku pasakyti, bet gal kas nors ten suvokia ką nors apie juos, ar ten lietuviai kaip nors spaudžia tus kunigus? Mes lietuviai išmetėm 2 nelietuvius, ne. Apie tik paskutinį galim pasakyti, kad buvo labai didelė įtampa parapijoje, tarp parapijos ir arkivyskupijos, ir jis pajuto, kad jį neteisingai suprato ir su juo neteisingai elgėsi, ir iš viso jam buvo klausimas, ar likti kunigu. Tai tas labai jį paveikė. Jis labai dramatiškai užbaigė savo kadenciją, buvo lietuviškos mokyklos pabaigimo mišios. Ir jis atsistojo ir tuo momentu pilna bažnyčia jaunimo. Ir jis paaiškino, kaip skaudžiai jis buvo įžeistas arkivyskupijos. Ir aš daugiau nepasakosiu, bet reiškia, visi labai klausė jo, neužmigo per jo pamokslą. Jis buvo gan jaunas. Kiek jam metų buvo? Ar kiek jam amžiaus? Gal 40-50. Jis buvo vienas iš jaunesnių. Ja. Jo, jis vyresnis įstojo ir tas pirmas, jis tik išėjo toliau į studijas liktai, bet jam irgi buvo labai, iš jo daug ko reikalavo, bent jis taip pasidalino, kad jį visur siuntė, jis buvo tampamas į visokias pusės, nes jis ne tik buvo mūsų klebonas, bet jis ir buvo regional administrator vietoj vyskupo, tai tas sako, kur tik reikia mane siunčia, ir jam buvo labai sunku. Taip. Aš parodysiu keletą skaidrių. Ten iš viso, būdamas matematiku, ten tą sudaryti su 350 žmonių, padalinant per kalbas, per interesus, pagal jų demografinę padėtį, tai užduotis taip milžiniška buvo, ir jie tas grupės 5 jas turėjo sukurti. Tai ten, bet jie iš tikrųjų ten kiekvienoj grupiai, kur buvo ir pasaulietė, buvo geras miksas tarptų, iš daugumos, bet kad su tiek 36 stalai ar 40, tai sudėtingas užduotis. Labai ačiū Jums, arkivyskupė, daktarė Aldona. Daugiau sužinojau šiandien negu kiek skaičiau, ir jau tikrai pajutau, bent aš manau ir kiti, kaip tas viskas maždaug vyko.
Reiškia, ir kad perduodamas yra tas, aš žinau, kad mes norim tam tikrumo, reiškia, kad pasakytų, ką daryti. Bet vis dėlto tam yra sąžinė, tam yra mūsų įsivystymas ir tas, vienu žodžiu, čia nėra, kad kažkas nuspręstų iš tikrųjų. Žinom, ką reikia daryti. Tai man atrodo, kad tas procesas tikrai tinka ir bažnyčiai kitoks ir negali būti. Aš taip įsivaizduoju. Tai man labai didelis ačiū Jums už šitą pristatymą, už Jūsų dalyvavimą. Galbūt panašiai vystėsi ir Jums per internetą, per Zoomą. Bet čia tikrai buvo gyvai, Jūsų reakcija ir visą kitą matėm. Ir taip Jūs atpasakojot, kaip maždaug tikru. Ir Jums pačiam, kokį padarė įspūdį, ką Jūs pajutot, reiškia, ir tas persidavė. Tai buvo nepaprastai svarbu tas žinoti. Tai labai ačiū. Dabar vis dėlto jėzuitas buvo vienas paminėtas. Bent kartą. Tai aš norėjau baigti bent tuo. Kad šį rytą šiandien buvo, ne rytą, bet visą dieną buvo Dominiko šiandien šventė. Tai man sūnus pasiūlė vieną tokį anekdotą. Sakė, kadangi Pranciškus ir šitas Dominikonas, kaip žinom, buvo dideli bendradarbiai, kartu dirbo, bet šitoj vizijoje buvo ir jėzuitas. Tai jie trys ėjo gyvenimo keliu ir sutiko šventąją šeimą. Sutiko šventą šeimą, tai Pranciškus pirmas puolė ant kelių, jisai gerbė tą šventą, vienu žodžiu, jis lenkėsi, panašiai darė ir Dominikas. O jėzuitas apsikabino Juozapą ir sako, žinai ką, Juozapai, kur tu siūsi savo vaiką mokyklą? Ar jau pagalvojai? O jūs vakarienai čia pas mus? Kažkur reikės valgyti. Ateisit pavargintis dar biškį daugiau. Čia daugiau.